pavyzdžiui, ir jeigu mama sako, kad valgyk brokolį, o mama pati to brokolio nevalgo, valgo pizzą ar kažką, mes neprikalbinsim. Ir lygiai taip pat yra kita problema su dietom. Jeigu vaikas mato, kad mama laikosi tam tikrų mitybos ribojimų, jis darys lygiai tą patį. Ir kodėl man taip norisi garsiai kalbėti apie visus šitos dalykus ir esu be proto dėkinga, kad suteiki tą galimybę dalintis, nes tai, kaip mes elgiamės šiandien, taip pat elgsis mūsų vaikai. Identiškai taip pat ir nesvarbu, kaip mes juos teoriškai mokysime, kaip svarbu dalintis, kaip svarbu apdovanot negalutinį rezultato procesą ir taip toliau, bet jeigu mes patys taip darysim, jeigu mes patys save kalsim prie kryžiaus, kad velnias per kalėdą suvalgiau 3 gabalus torto, tai ta dukrytė, kuri sėdi šalia, jinai po 5 metų sėdės lygiai taip pat šalia mamos, jinai gal garsiai ir nepasakys, bet jinai save viduje jau kals prie kryžiaus, kad o velnias turėjo būti 1, o dabar jau yra 3.